Jį vadino girtuoju meistru, nes Emanuelis Augustas atrodė visiškai neįprastas. Jo ekstravagantiški pokštai ir hipnotizuojantis bokso stilius pavertė jį vienu įsimintiniausių šio sporto artistų. Šiandien pažvelgsime atgal į kung fu chaosą, drąsų stilių ir neįtikėtiną tikrojo bokso girtojo meistro Emanuelio Augusto karjerą. Tikrasis jo vardas buvo Emanuelis Burtonas, arba trumpiau Manny. Jis gimė 1975 metais JAV vidurio vakaruose, toje pačioje šalies dalyje, kurioje gimė ir garsioji Mayweather bokso dinastija. Tačiau jo pirmieji metai buvo visiškai nepanašūs į jų. Jo tėvai jį paliko, kai jis buvo vaikas. Jis augo pereidamas iš vienų globėjų pas kitus, o paauglystėje jau buvo matęs kalėjimo kamerą iš vidaus. Išėjęs į laisvę, būdamas 17, jis per televizorių pamatė Mike'ą Tysoną, traiškantį savo varžovus, ir tai uždegė jame ugnį. Jis atėjo į sporto salę neturėdamas nieko. Jis buvo taip nusigyvenęs, kad net negalėjo sau leisti turėti vadybininko. Tačiau tai jo nesustabdė. 1994 metais 19-metis Emanuelis Burtonas tapo profesionalu. Be vadybininko, be sutarties su promotoriumi ir be jokio užnugario. Manny sutikdavo kovoti su bet kuo, bet kur ir už bet kokius pasiūlytus pinigus, net jei apie kovą sužinodavo paskutinę minutę. Ir žmonės iš karto pastebėjo, kad jis kovoja visiškai kitaip nei visi kiti. Jo nuolatiniai galvos judesiai ir kojų darbas atrodė lyg žmogaus, kuris tuoj užklius už šaligatvio bortelio. Ir tada kažkokiu būdu jis išvengdavo kiekvieno jam mestelėto smūgio ir atakuodavo iš nepatogių kampų. Aistruoliai jį lygino su Jackie Chano personažu iš kung fu filmų – girtuoju meistru. Stilius, kuris atrodė kaip visiška netvarka, tačiau vis tiek puikiai veikė. Tada atėjo 1998-ieji ir Augustas pasiekė 10 iš eilės pergalių seriją su 6 nokautais. Ir jo pirmasis didelis išbandymas pasaulinėje arenoje jau buvo visai šalia. Augustas kirto Atlantą, kad susikautų su kairiarankiu britų Johnu Taxtonu, jo paties žemėje, Jungtinėje karalystėje. Taxtonas buvo rimtas varžovas. Jis buvo IBF ir WBO tarpkontinentinis superlengvosvorio čempionas. Ir jis sėkmingai gynė savo titulą 2 metus. Britų publika tikėjosi pamatyti, kaip jų kovotojas greitai susidoros su šiuo keisto stiliaus amerikiečių boksininku. Tačiau jie gavo visai ką kitą. Taxtonas pirmame raunde išėjo agresyviai, greitai parvertė Augustą stumtelėjimu. Taxtonas dominavo pirmuosius raundus plačiais dešiniais smūgiais ir turėjo patogų pranašumą teisėjų kortelėse. Ištikimas savo neįprastam stiliui, Augustas pradėjo pozuoti viduriniuose raunduose, atlaikydamas švarius Taxtono smūgius ir naudodamasis galvos judesiais, kad išliktų saugus.
Takstonas toliau pataikė smūgius, o dešinės rankos trauma privertė Manį dirbti beveik vien tik kaire ranka ilgus laikotarpius. Tačiau Augustas nenustodamas žengė į priekį. Septintame raunde girtas meistras jau buvo matęs pakankamai. Augustas padidino spaudimą, sužaidė Takstoną raundo viduryje ir pradėjo pataikyti stiprius smūgius, į kuriuos nebuvo atsakyta. Kai Takstonas stovėdamas patyrė stiprų smūgių lietų, teisėjas Deivas Parišas įsikišo ir sustabdė kovą 7 raunde po 2 minučių ir 14 sekundžių. Manis ką tik buvo įžengęs į priešo teritoriją ir nokautavo 2 diržų tarpkontinentinį čempioną jo paties ringe, turėdamas sulaužytą dešinę ranką. Sugrįžus namo, įsibėgėjimas tęsėsi. O kitas varžovas buvo nenugalėtas ir galingas Terelis Fingersas, turintis 21 pergalę ir 15 nokautų. Tobulas rekordas, paremtas vien smūgio jėga. Nuo pat pirmos akimirkos Fingeris puolė į ataką, aiškiai bandydamas pateisinti tuos skaičius ir užbaigti kovą dar prieš tai, kai Augustas galėtų pradėti elgtis keistai. Tačiau Manis nesutriko. Pirmąjį raundą jis praleido stebėdamas savo varžovą, sugerdamas tuos stiprius smūgius ir leisdamas Fingeriui patikėti, kad jo planas veikia.
Artėjant viduriniams raundams, Fingerio jėga, kuri buvo nugalėjusi 15 vyrų prieš jį, pradėjo blėsti. Ir Augustas perėmė kontrolę, naudodamas savo smūgių kiekį, vikrumą ir galvos judesius, kad taktiškai pranoktų nenugalėtą perspektyvų varžovą. Jis bandė viską. Jis glaudėsi prie virvių, ėjo į klinčą, traukėsi atgal. Jam reikėjo atsakymų, bet prieš girtą meistrą atsakymų nėra. Energija Kai liko maždaug minutė iki 8 ir paskutinio raundo pabaigos, Augustas rado išjungimo mygtuką ir pradėjo negailestingą ataką prieš Fingerį, kol galinga kombinacija parbloškė jį ant nugaros į ringo grindis. Teisėjas net nespėjo suskaičiuoti iki galo. Viskas buvo baigta. Nenugalimumo serija buvo pasibaigusi, o girto meistro legenda dar labiau išaugo. Jo kitas varžovas buvo airis Mikis Vordas. Darbininkų klasės karys, kurio istorija vėliau įkvėpė Oskarą laimėjusį filmą Kovotojas, pelniusį 2 akademijos apdovanojimus 2011 metais. Vordui buvo 35 metai. Jis turėjo 36 pergalės ir 10 pralaimėjimų, iš jų 27 nokautai. Ir jis buvo gerbiamas dėl vieno dalyko labiau už viską. Smūgiai į kūną. Augustas gavo skambutį prieš 2 savaitės. Niekas nesitikėjo klasikos, bet jie išvydo karą, kuris pateks į istoriją. Nuo pirmojo raundo Vordas prispaudė Manį prie virvių ir tiesiog paleido smūgių lietų. Pirmasis raundas buvo kupinas negailestingo ir nesibaigiančio spaudimo. Tačiau Manis prisitaikė. Trečiajame raunde girtas meistras jau buvo visiškai įsibėgėjęs. Kojų darbas, galvos judesiai. Jis išvengdavo smūgių ir kontratakavo iš nepatogių kampų.
Vordas nesugebėjo jo pataikyti. 7-ajame raunde Augustas smogė Vordui niokojantį smūgį į kepenis. Vordas vėliau pripažino, kad tai buvo stipriausias smūgis į kūną, kokį jis buvo gavęs per visą savo karjerą. Manis pradžioje 9-ojo raundo pirmavo, tačiau Vordas galiausiai įveikė jį, parbloškęs Augustą ant kelių niokojančių kairiuoju kabliu į kepenis. Įeidami į paskutinį raundą, teisėjų balai buvo labai artimi. Ir kažkokiu būdu, Augustas įjungė dar aukštesnę pavarą. Jis vėl perėmė iniciatyvą. Jis kovojo su Vordu iki pat paskutinio gongo. Legendinis treneris ir komentatorius Tedis Atlasas negalėjo susilaikyti prie ringo, kai pasakė. Abu boksininkai išnaudojo visas savo energijos atsargas per pašėlusias paskutinės 10 sekundžių apsikeitimo smūgiais. Kai viskas baigėsi, abu vyrai kartu buvo atlikę 2000 smūgių. Kova buvo pripažinta metų kova ir nominuota 10-mečio kovos titului. Ir vis dėlto teisėjai vienbalsiai skyrė pergalę Vordui šioje varginančioje ištvermės kovoje. Tačiau bokse Emanuelis Augustas beveik niekada negavo to, ko nusipelnė pagal teisėjų balus. Po fejerverkų 2001-aisiais Augustas sugrįžo, 2002-aisiais, norėdamas priminti žmonėms, ką jis gali, kai viskas jam klostosi idealiai. Jis susikovė su Jesusu Santiagu ir tai buvo kova, kuri parodė tikrąjį girtąjį meistrą ringe. Augustas pasitelkė savo elitinį gynybinį išsisukinėjimą ir peties sukimus. Savo įprastų stiliumi Augustas perėjo prie savo savito šoumeno stiliaus, nuleidęs rankas, kad išprovokuotų Santiagą. Dėl nuolatinio menio galvos ir kūno judėjimo, Santiagas negalėjo aiškiai nusitaikyti, todėl Augustas visada buvo pusę žingsnio priekyje kiekvieno smūgio. Aštuntame raunde smūgiai jau buvo susikaupę Santiago veide. Jo dešinė akis jau kelis raundus buvo patinusi ir užsimerkusi. Manis pradėjo atakuoti jo akląją pusę, pataikydamas stiprius smūgius iš kampų, kurių Santiagas tiesiog negalėjo pastebėti. Tada sekė lemtingas dešinės rankos kablys, galingas smūgis, kuris parbloškė Santiagą ant ringo grindų.
Kita naktis, dar vienas puikus boksininkas sunaikintas. Neturėdamas atstovo, Augustas visada būdavo pasiruošęs kovoms su trumpu įspėjimu. Šį kartą jis sutiko kovoti likus vos 48 valandoms, tapdamas pakaitiniu varžovu ir stodamas prieš budelį Karlą Vilfredą Vilčesą, kuris turėjo įspūdingą 37 pergalių rekordą. Po to sekė dar vienas girto meistro pasirodymas, pačioje linksmiausioje versijoje ir su nenuspėjamais judesiais. Ir po visų tuo šou jis parodė, kad moka boksuotis. Vilčesas bandė išnaudoti savo ūgį ir rankų ilgį, pasitikėdamas tvirtu ir greitu džebu, kad nustatytų distanciją ir laikytų Augustą atokiau. Viduriniuose raunduose Augustas susitelkė į smūgius į kūną, kad sulėtintų savo varžovą, tuo pačiu rasdamas savo ritmą. Nuolatinis jo spaudimas atvėrė negražų pjūvį prie kairės Vilčeso akies. Aštuntame raunde susikaupusi žala ir blogėjantis pjūvis prie Vilčeso akies privertė sustabdyti kovą, suteikdamas Augustui netikėtą pergalę techniniu nokautu. Dar viena trumpų įspėjimų priimtos kovos auka. Dar viena darbo naktis, kuri turėjo sulaukti daug daugiau dėmesio nei gavo. Vėliau tais pačiais metais atėjo tai, kas galbūt buvo pats karteliausias ir saldžiausias Augusto karjeros rezultatas. Lee Avanderis Johnsonas. Vyras, kuris galiausiai taptų IBF lengvojo svorio pasaulio čempionu. Tai buvo tikra kova. Prieš tikrą elitinį kovotoją. Ir Augustas priešinosi visus 10 raundų. Mani pasinaudojo savo nenuspėjamu stiliumi, kad sužlugdytų vieną geriausių techninių boksininkų šioje divizijoje. Atsakydamas Johnsonui smūgiu į smūgį, priversdamas būsimą pasaulio čempioną stengtis kiekviename apsikeitime smūgiais. Kova įgavo kiškio ir vėžlio dinamiką. Johnsonas nuolat žengė į priekį su pastoviu džebu ir aukštu darbo tempu. Tuo tarpu Augustas puldavo į priekį su sprogstamomis atakomis ir įspūdingomis kombinacijomis.
Galiausiai teisėjai paskelbė, kad kova baigėsi lygiosiomis skirtingų teisėjų sprendimu. Dauguma stebėtojų manė, kad Augustas nusipelnė pergalės. Tačiau svarbiausia yra tai, kad žmogus, kuris vėliau tapo pasaulio čempionu, nesugebėjo sustabdyti Emanuelio Augusto. Tai vien tai pasako viską. Praėjus 2 metams po pergalių ir pralaimėjimų pagal teisėjų sprendimą, Augustas pagaliau gavo didžiausią savo karjeros šansą prieš Aleksą Trujilją kovoje dėl IBA pasaulio superlengvo svorio čempiono titulo – 12 raundų. Dėl titulo. Didžiausioje scenoje, į kurią Augustas kada nors buvo užlipęs. Ir jis pateisino lūkesčius. Girtas meistras buvo puikios formos, naudodamas savo būdingus nenuspėjamus galvos judesius, sklandų kojų darbą ir maivimąsi. Jis erzino Trujilją kartais nuleisdamas rankas ir šokdamas. Nepaisant savo keisto kovos stiliaus, Augustas buvo labai efektyvus artimoje kovoje, smūgiuodamas tikslius smūgius iš apačios ir kombinacijas į kūną bei galvą per Trujiljos gynybą. Nusivylimas privertė Aleksą Trujilją suduoti žemą smūgį, už kurį jam buvo atimtas taškas. Čempioniškuose raunduose girtas meistras buvo visiškai perėmęs kontrolę. Augustas pranoko Trujilją tiek darbu, tiek smūgiais per visus 12 raundų ir galiausiai užsitikrino triuškinamą pergalę vienbalsių teisėjų sprendimu, kuri buvo labai svarbi jo karjerai, tapdamas IBA pasaulio pirmojo vidutinio svorio čempionu. Vieną tobulą akimirką visata pagaliau suteikė Emanueliui Augustui būtent tai, ko jis nusipelnė. Ir tada atėjo galbūt pati skandalingiausia Emanuelio Augusto karjeros naktis. Ne dėl to, ką jis padarė blogai, o dėl to, ką jam padarė kiti. Courtney's Bertonas buvo boksininkas, žinomas dėl nesportiško elgesio, turėjęs 20 pergalių ir 2 nesėkmes, bei arogantišką požiūrį, kuris netitiko jo pasiekimų ringe. Ši kova vyko Bertono teritorijoje, todėl jis buvo vietos favoritas. Augustas iš karto puolė su ta kulkosvaidžio ataka ir kontroliavo ringo centrą. Vienu metu jis turėjo 33 prieš 15 smūgių pranašumą.
Ketvirtame raunde Augustas pataikė 2 švarius smūgius į kūną, kurie privertė Burtoną priklaupti ant kelių. Tačiau teisėjas Danas Kelis tai laikė smūgiu žemiau juostos ir suteikė Burtonui 5 minučių pertrauką. Ir vis tiek teisėjas vis rasdavo priežasčių pertraukti manį. Išgalvoti teisėjo sprendimai dėl smūgių žemiau juostos, įspėjimai, kurie neturėjo prasmės. Sąmoningai suplanuoti įsikišimai, skirti nutraukti Augustuso pagreitį kiekvieną kartą, kai jis įgaudavo tempą. Devintas raundas. Bertonas nuolat smūgiavo žemiau juostos ir į inkstus. Užuot nubaudęs Bertoną, teisėjas Kelis atėmė tašką iš Augustuso už sukiojimąsi ringe. Galiausiai teisėjai labai prieštaringai skyrė pergalę vietos favoritui Bertonui, skirtingų teisėjų sprendimu. Daugelio nuomonė, tai buvo vienas garsiausių apiplėšimų bokso istorijoje. Tedis Atlasas, stebėjęs iš komentatorių kabinos, visiškai prarado savitvardą. Ši kova tapo tobula Emanuelio Augustuso karjeros santrauka. Nuostabus ringė, bet išduotas už jo ribų. Po šios patirties Augustusas sugrįžo 2005 metais kaip pasikeitęs žmogus. Mažiau klaunadų, daugiau agresyvumo ir daugiau susikaupimo. Ir tada atėjo tai, ką daugelis laiko geriausių Emanuelio Augusto pasirodymų per visą jo karjerą. Rėjus Oliveiras. Buvęs čempionas, turintis jėgos, patirties ir reputaciją, užsitarnauta per ilgą profesionalo karjerą. Oliveiras atėjo tikėdamasis, kad žino, kas jo laukia. Jis buvo matęs įrašus. Jis žinojo apie šokius, pasipuikavimus, nenuspėjamus judesius. Tačiau jis nebuvo pasiruošęs tam ritmui. Nuo pirmojo varpo dūžio Augustas valdė kiekvieną sekundę, kiekviename raunde, smūgiuodamas 2 smūgius vietoj vieno. Per pirmus 7 raundus jis iš visų kampų vis pataikydavo Oliveirai į galvą.
Augustas rėmėsi savo išskirtiniu ekscentrišku stiliumi ir smūgiavo iš neįtikėtinai nenuspėjamų kampų. Tačiau Oliveira atsakė nuolatiniu spaudimu ir nenutrūkstamu džebu. Nepaisant Oliveira reputacijos išmesti milžinišką kiekį smūgių, Augustas buvo tikslesnis boksininkas, pataikęs 351 iš savo 814 smūgių, tai yra 43% taiklumas. Tuo tarpu Oliveira pataikė tik 188 iš savo 871 bandymo, vos 22%. Tada 8 raunde kažkas pasikeitė. Oliveira pradėjo grimasuoti iš skausmo ir laikytis už sprando. Teisėjas Steve'as Smogeris sustabdė kovą, kad ringo gydytojas galėtų apžiūrėti Oliveirą. Oliveira kamavo nepakeliamas galvos skausmas. Jam buvo nutirpusios rankos, jis buvo rimtame pavojuje, bet vis tiek tęsė kovą, ir Augustas tai pastebėjo. Jis visiškai nustojo smūgiuoti į galvą, savo atakas nukreipė tik į kūną, saugodamas savo varžovą, bet vis tiek tęsė kovą, laukdamas, kol kampas arba teisėjas įsikiš ir priims teisingą sprendimą. Tada kova buvo nutraukta. Vėliau paaiškėjo, kad Oliveirai buvo užspaustas nervas kakle. Trauma, dėl kurios jis buvo priverstas pasitraukti iš bokso. Tai galbūt žmogiškiausias poelgis, kokį tik kada nors pamatysi bokso ringe. Augustas ne tik sustabdė Rėjų Oliveirą. Gali būti, kad jis jam išgelbėjo gyvybę. Po metų girtas meistras pagaliau gavo revanšą prieš liūdnai pagarsėjusį Courtney Burtoną. Tas pats vyras, kuris prieš 2 metus pasinaudojo viena gėdingiausių bokso teisėjų sprendimų, vėl stovėjo ringe prieš Emanuelį Augustą. Šį kartą nebuvo nuolaidžiaujančių teisėjų. Ir šį kartą nebuvo jokios išeities.
Per pirmus 3 raundus Augustas pasinaudojo savo pranašesniu greičiu, judėjimu ir puikiu ringo išmanimu, kad suglumintų Bertoną. Jis pranoko jį darbu ir pataikė tikslės kombinacijas, primindamas jam tiksliai, kas nutiko paskutinį kartą, kai jie dalijosi ringu ir kas laukia ateityje. Ketvirtame raunde Bertonas buvo akivaizdžiai sukrėstas. Jo dvasia jau blėso. Jis jau buvo atsidūręs tokioje situacijoje su maniu anksčiau ir dalis jo tiksliai žinojo, kaip tai baigsis. Aštuntajame raunde Augustas spaudė akseleratorių iki galo, pataikydamas teisėtą ir puikiai pataikytą kairįjį kablį į kūną, kuris sužeidė Bertoną. Augustas iš karto tęsė nuožmę smūgių į kakūną seriją, kuri parbloškė Bertoną. Nesugebėjęs atsikelti iki teisėjo skaičiavimo pabaigos, Bertonas buvo paskelbtas nokautuotu ant kelių, taip užtikrindamas galutinę pergalę nokautų girtam meistrui. Emanuelis Augustas ką tik atkeršijo už prieštaringiausią pralaimėjimą per visą savo karjerą, pačiu didžiausią pasitenkinimą teikusių įmanomų būdų. Emanuelis Augustas, girtasis meistras. Žmogus, kuris niekada negavo visko, ko nusipelnė iš bokso, bet žmogus, kuris kiekvieną kartą atidavė viską dėl jo.